Ar galėtų batas būti toks lengvas, kad nejaustų net, kad jį avi, ir toks lankstus, kad tilptų kelnių kišenę? Taip, ir tai yra Leguano. Todėl šiandien apie Leguano plačiau. Šie batai yra pagaminti Vokietijoje ir jų pagrindinis išskirtinumas, kuris vienia absoliučiai visus modelius, tai jų tikrai ypatingas lifolit padas. Jis yra ekstra lankstus, plonas, atsparus dilimui. Ir aišku, kyla daug kam klausimų, ar su tokiu padu galima iš viso išeiti į gatvę ant kieto paviršiaus ar akmenuoto paviršiaus. Tai taip, tai tikrai galima padaryti ir tą patvirtina ne vienas klientas, kuris savo barefooto, pavadinkime, vaikščiojimą pradėjo būtent nuo šitų batų. Bet visų pirma, kad pajustum Leguanos jausmą, reikia jį užsidėti. Ir kaip žinia, barefootai aplamai patys iš savęs stengiasi priartinti tave prie natūralaus judėjimo, laisvės ir basų pėdų pojūčio. Ir Leguanos, ko gero, priartina labiausiai. Pagrindinis Leguanos asortimentas tai yra kėduko tipo batai, tekstiliniai, todėl jie yra kvėpuojantis, greitai džiūstantis, o kas nemėgsta užsiiminėti batų priežiūroje, gali jas tiesiog mesti į skalbenkę. Leguanosų pasirinkimas neapsiriboja lengvučiais tekstiliniais modeliais. Sakykime, jie turi tokių ir sportiškesnių, kietesnio šiek tiek padų, bet vis tiek išlaiko tą pačią savybę, ta prasme, absoliutus lankstumas. Turi aukštos kokybės odos, kur jau batas tiks ir prie kostiumo, vis dar tas pats lankstumas. Gali būti netikros odos variantas, kur, sakykime, padės apsisaugoti kažkiek ir nuo lietaus. Netgi turi trekinių variantų, kaip kad šis, kuris, kaip ir visi kiti Leguanos batai, išlaiko tą pačią savybę. Galų gale net žieminis pašildytas batas vis dar susivynios iki kamuoliuko. Šitus visus batus jo ekspoziciją rasite pas mus Smėlio gatvė 10 Vilniuje, o visą asortimentą galite peržiūrėti ant kojų.lt mūsų elektroninėje parduotuvėje.